Na ką, pagaliau susitinkame šiame formate, labai džiaugiuosi tave čia matant ir smalsaujant, kaipgi galima iš esmės sveikti. Esu Aurelija Budrienė, psichosomatikos specialistė, Concordų saltus įkūrėja, tai yra, kiek žinau, pirmoji erdvė Lietuvoje skirta sąmoningam sveikimui. Taip pat esu autorė Sveik sistemos ir būtent apie ją šiandien kalbėsiu išsamiau, kad tu taip pat galėtum turėti šitas žinias, šitą nuostabų plotį ir gylį šios sistemos ir ją pradėti taikyti jau dabar, tiek savo asmeniškai, tiek savo artimiesiems, kuriems taip pat linki tokios išliekančios realios sveikatos. Ir ne, dėja, o gal ir laimė, tai tikrai nėra apie papildus, tyrimus, detoksus ar dar kažką. Visiškai ne. Sveik sistema yra žymiai platesnė bei gilesnė. Pasitelkdama sveik sistemą, aš pagrindę dirbu viens ant vieno su klientais, vedu individualias sesijas, sesijų ciklus, taip pat vedu užsiėmimus ir grupėse, tiek kaip praktikas, praktikų ciklus, tiek kursus, mokymus ir visą tai išnešu į online erdvę arba į tiesioginio kontakto renginius ar kažkokius pristatymus, užsiėmimus įmonėms. Tai ši sistema, sveik sistema gimė pastebėjus keletą polinkių tiek visuomeniai, tiek kai kuriuose struktūrose ir vienas jų turbūt esminis yra polinkis skaidyti, atskirti kūną, protą, sielą ir tarkim, jeigu skauda petį, tai koncentruotis lokaliai, o tie, kurie gal labiau žiūri holistiškai, tie vis tiek lieka fiziniam lygmenį ir retai kada įtaria, jog peties skausmas gali būti paveiktas tam tikrų emocinių ar mentalinių ar dvasinių aspektų. Sekantis polinkis iš to išeina, kad žmonės to nežinodami, jie tada orientuojasi į simptomų valdymą, į jų slopinimą, tai daro per intervencijas, per kažkokius tais, ten irgi papildus, kremus, tepalus, vaistus ir panašiai, arba tiesiog ignoruoja tai, kas vyksta kūne ir tada jie savo tą sveikatą toliau atidėlioja, kol neretai ateina visiškai katastrofinės padėties, kur jau sudėtingesnės intervencijos yra beveik neišvengiamas. Tai šita sveik sistema yra pirmiausia orientuota į prevenciją, į tokį stiprų gilų savęs bei kūno išminties pažinimą, kad būtų galima apeiti, išvengti ir net neateiti iki operacijų, gilių tokių sunkių tyrimų, vaistų ar dar kažkokių tais intervencijų. Dar vienas iš polinkių, ką esu pastebėjusi, dėl ko žmonės būtent linkę skaidyti, dėl ko labiau linkę vengti sprendimo ilgalaikio arba yra linkę simptomus labiau slopinti, negu ieškoti šaltinių priežasčių, tai dėl to, kad yra sudėtinga susitikti su tiesa, sudėtinga būti akistatoj su savim, su dabarties realybė, nes tai vėlgi yra skaudu, nepatogu ir tada, kai su tuo susitinkam, jau tenka eiti į pokytį, o mes žinom, kad smegenys yra pakankamai tingus organas, kuris viską padarys, kad tik kuo daugiau energijos sutaupytų ir kuo mažiau kistų. Ir galiausiai išeinam į žmonių polinkį labiau nusimti atsakomybę nuo savęs, permesti kitur, arba kartais net bandyti kitus gelbėti ir taip vėlgi tolstant nuo savo vidinės tiesos, nuo to, kas yra man svarbu ir reikalinga. Ir čia tada mums kūnas kaip tik pasitarnauja grąžinti dėmesį į save. Tad visą tai ir dar daugiau pastebint, pajutau, kaip mano širdyje užgimė, užsidegė labai stipri misija grąžinti pirmiausia save, tada tave ir kitus šio žemėje bendra keleivius į tikrai išliekančią visapusę sveikatą mūsų galioje. Ir aišku, iš tos misijos su laiku susidėliojo sveik sistema. Ir turbūt kyla klausimas, kodėlgi toks pavadinimas. Tai pakankamai paprastai, jeigu imtume S ir veik, išskirstytume į šitas dvi dalis, tai S raidė atstovauja žodis sąmonės, sąmoningumas, o veik žodį veikti, veiksmas. Ir kai mes apjungiam, gaunam sąmoningas veiksmas. Nežinau, ar teko pastebėti, bet kai rašau pavadinimą šios sistemos, tai tarp S raidės ir veik turime dvi kryptas rodyklės. Apie jas šiek tiek vėliau, nes jos atskleidžia dar papildomą dalelę šios sistemos. Ir pirmiausia, einame į žodį veikti. Ir manau galvoja, kad čia pakankamai aišku. Veiksmas kaip veiksmas turbūt turi kažkokią pradžią, pabaigą, dažnai net ir tikslą, ketinimą, bet čia siūlau nepaslysti, neapsigauti, kad tai nėra vien tik apie kažkokius išoriškai matomus, pamatuojamus veiksmus, planavimus, strategijas, siekimus ir panašiai, tai nebūtinai yra apie ėjimą arba judėjimą. Ir čia kviečiu gal sekundį užsimerkti arba tiesiog įsivaizduoti, kad tu esi erdvėje, tu joje judi, juda tavo galūnės, kūno centras ir staiga tu sustoji. Ir tiesiog paklausk savęs, jeigu aš sustoju ir nebėra mano išorinių judesių, kas tada lieka?
ir greičiausiai tu arba dauguma žiūrinčių pasakysit, tai jeigu aš nejudu, tai va tokie vaizdžiai, tai bent jau juda mano kvėpavimas, juda šiek tiek pečiai, krūtinės ląsta, pilvo sritis. Ok, tikrai logiška, bet pabandykim įsivaizduoti, kad ir tai mes užlaikom pakankamai ilgai kvėpavimą ir čia nebėra judesio. Išoriškai visiškai nieko nesimato. Kas tada tavyje veikia? Ir čia skleisiu tą paslaptį, galbūt jau ir tu nujauti, kad veikia tai, kas yra giliau. Pirmiausia, veikia visos sistemos, visi vidaus organai, visi audiniai ir iš tiesų tas veiksmas vyksta pačioj ląstelėj. Tu net neįsivaizduoji, kiek ten procesų veikia tuo metu, kai išoriškai atrodo, kad niekas nevyksta. Ir čia kaip minimum, jeigu kalbėtume tik apie fizinį lygmenį, bet įsivaizduok, jeigu aš tavęs paklausčiau, jeigu mes sustingdom visą fizinį kūną, absoliučiai. Kas tada veikia dar giliau už fizinio kūno. Įsivaizduok, kiek daug psichoemocinių bei dvasinių procesų veikia mumyse nuolatos ir kiek daug veikia tokių, apie kuriuos mes retai kada susimąstom, retai kada juos įsisąmoninam. Tad jaučiu, kad čia tikrai neduosiu galutinio atsakymo, nes manau, tam tikrus intuityvius atsakymus jau jauti kylančius iš tavęs, tad jais pasitikėk. Jeigu smalsu, įdomu, nori padiskutuoti šitoj temai, tai tikrai drąsiai gali man rašyti ar asmeninį laišką, ar žinutę per Instagramą arba Facebooką. Aš tikrai su mielu noru paskaitysiu, atliepsiu ir padiskutuosiu. O mes judame toliau prie S raidelės, kuri atstovauja žodį sąmoningumas, sąmonė ir to veiksmo būtent sąmoningoji pusė. Tad kvėpuojam. Ir judam toliau. Pastebiu, kad sąmoningumo sąvoka šiuo metu tarsi kairė dešinė yra naudojama ir kartais net panašiai į tokį labiau ezoterinį keiksmažodį, dėl to, kad retai kas pilnai ištyrinėja žodžių sąmonė reikšmę, esmę, kas tai per dalykas, iš kur tai ateina, kaip tai veikia ir panašiai. Tai sąmonė iš tiesų yra pati sudėtingiausia psichikos forma. Tai apie mūsų smegenis, apie pusrutulių veiklą, kartu derinant su kitomis smegenų dalimis, taip pat apie smegenų sąsajas su visu likusiu kūnu, ką labai remiasi psichosomatika. Tai mūsų žmogiškai sąmoniai labai būdinga begalė skirtingų funkcijų. Pavyzdžiui, reflektuoti, būti savistaboj, turėti vaizduotę, jausti dalykus, mąstyti sąvokomis, gebėti kontaktuoti, remtis į vidinę motivaciją, labiau iš vertybinės pusės gebėti, mokytis būti dėmesingu, emocingu ir daug kitų niuansų. Vienas turbūt iš esminių aspektų tai, kad sąmonė leidžia žmogui veikti taip dviprasmiškai. Tuo pačiu sąmonė leidžia jausti save atskirai nuo aplinkos ir taip pat eiti į ryšį su aplinka. Tiek suvokti, kad vat aš čia yra kiti, bet taip pat suprasti, kad kažkas tarp mūsų yra, kas mus jungia. Ką dar leidžia, einant toliau, kai aš suprantu ir atskirti ir jungti, aš gebu pažeidintis per kitus su savim, per save su kitais, vykdyti tuos mainus. Ir trečias komponentas tai yra kisti. Tiek keisti aplinką, tiek save keisti pagal aplinką, tiek aplinką pagal save, tiek kartu va toj sinergijoje kisti kartu su aplinka. Todėl čia vyksta labai gražus dalykas, kuris liečia kolektyvinę sąmonę ir tuo pačiu kolektyvinę sveikatą. Kai kur net savo socialiniai medijai tai vadinu kolektyviniu imunitetu, kuomet mes gebame visi kartu plėsti mūsų bendrą sąmonę ir kartu tobulėti, būdami sąmoningais, sąmoningai veikdami ir dėl to visi kartu sveikdami. Ir labai stipri mūsų sąmonė bei sąmoningumas remiasi į tai, kas buvo. Jinai ir formuojasi būtent remiantis į tai, ką patyrė mūsų tėvai, jų tėvai, seneliai, proseneliai, protėviai, visa giminės sistema, ką mes susirinkom, kokią informaciją, kokias struktūras perimam iš savo tėvų. Čia labai išeinam į temą apie vaikų ligas ir tėvų įtaką vaikų sveikatai, apie tai dar šiek tiek vėliau užsiminsiu. Turbūt pats esminis momentas, ką mums duoda sąmonė ir kodėl iš viso mes galim būti sąmoningi, tai būtent dėl gebėjimo įsisąmoninti. Tai tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai šitie dalykai vyksta, kuomet aš pradedu pastebėti, valdyti savo dėmesį, užfiksuoti kai kuriuos dalykus, suprasti juos, suvokti juos, pasikinkyti savo ir panaudoti būtent tam ryšio kūrimui, atskirties pažinimui, apskritai pažindinimuisi, savivokai ir pokyčiui inicijuoti, į ką labai stipriai remiasi sveika sistema. Tai jaučiu, kad čia tau turėtų kilti logiškų klausimų. Tai kaip iš tiesų tas sąmoningas veikimas padeda sveikti, kaip aš tai galiu taikyti savo gyvenime, kas gal dar giliau už viso šito slypi. Ir negi tikrai tik tiek užtenka. Tai taip,
iš dalies tik tiek pakanka, jeigu tikrai išlaikai sąmoningumą savo veiksmuose ir dar sugebi tyrinėti vat, visus tuos ryšius, pažinti bei kisti. Tai iš tiesų yra labai labai daug. Ne visi iki šito taško ateina ir ne visi šitą tašką peržengia ir bando pažiūrėti dar giliau. Tad jeigu jauti, kad jau pakankamai daug tau vertingos informacijos, tai tikrai gali stabtelti ir tiesiog po kelių dienų, jau kai suvirškinsi šitą informaciją, pratęsti. Bet jeigu jauti, kad šitą informaciją plius minus tau žinoma, tai tikrai gali nesustoti, tik jau įsipatogink ir išlaikyk savo atidumą bei kantrybę, nes mes vėlgi kvėpuojam, jo, ir judam toliau. Tai turbūt viskas būtų labai paprasta, jeigu kalbant apie sveiką sistemą ir tą tokį jau esminį sveikimą atsiremtume, tarkim, tik į fizinę arba tik į proto lygmenį. Tačiau čia šita sistema tuo unikali, kad jinai remiasi į apjungimą visų lygmenų. Tai kas tai yra? Visi lygmenys, kas tos yra įdomios kompleksinės jungtis mūsų kūne. Ir čia aš tau pristatysiu antrą sudedamąją sveik sistemos dalį. Ir tai yra sąmoningas veikimas per 4 lygmenis. Pirmiausia, pirmasis lygmuo yra fizinis, antras yra emocinis, trečias yra mentalinis ir ketvirtas yra dvasinis. Todėl aš tave kviečiu ne šiaip sveikti, bet tai daryti per visus tuos sluoksnius. Ir ne, nesiremkime į tą polinkį skaidyti ir sakyti, kad jo pradžioje turiu fiziškai pasveikti, tada emociškai, tada mentaliai, tada dvasiškai. Ne. Taip galima, bet iš mano praktikos pastebiu, kad tai neduoda tų išliekančių rezultatų. Tai vėlgi išeinam į tą tokį kapotą požiūrį, kurio mes nenorim, nes mūsų kūne viskas apsijungia, viskas veikia vienu metu. Todėl šitas tenkimės išlaikyti. Bet kadangi mūsų protas vis tiek turi polinkį į skirstimą, tai ir pradėsime nuo paties to žemiausio, bazinio fizinio lygmens ir patyrinėsime, kaipgi galim sąmoningai veikti, o todėl ir sveikti būtent fiziškai. Žinoma, pirmiausia, atsiremiam į klasiką. Mes turim miegą, mes turim maistą ir mes turime judėjimą. Be šito, jeigu eisime vien tik tais ten į terapiją, gilų savipažinimą, į dvasinės plotmes, gali būti sudėtinga ir gali būti, kad vis tiek atsitrenksime į sieną. Todėl linkiu arba pradžioj sutvarkyti tą bazę, arba bent jau tai daryti lygiagrečiai, koja kojon, judinant tos kitus subtilesnius sluoksnius. Tai vat, miegas, mityba, judėjimas. Ir tai nėra taip paprasta iš vienos pusės, o iš kitos pusės gal netgi paprasčiau negu kad galvojai. Tai kaip tu gali pasitelkti sveik sistemą fiziniam lygmenį, tai ugdyti savo dėmesingumą ir pradėti įsisąmoninti tai, kaip veikia tavo kūnas, kas veikia per tavo fizinį kūną. Pavyzdžiui, stebėti laikyseną, kaip tu save laikai, kai esi prie vienokių ar kitokių žmonių, kai esi vienumoje arba ryšyje, kai esi didelėse erdvėse arba kai esi kažkokiose mažose grupelėse. Stebėk savo kvėpavimą, kaip jisai kinta, kad ir toj pačioj dienos eigoje arba būnant tam tikrose erdvėse santykiuose, stebėk ir savo eiseną, kaip dėlioji pėdas, kaip juda tavo dubuo, pečiai su rankom, kas vyksta su žandikaulio sritim, o žandikaulio sritis yra viena iš įdomesnių ir apie tai aš esu kalbėjusi kurse, vadinasi Visa tiesa apie žandikaulį, jį gali rasti toje pačioje sąmoningos veikimo erdvėje concordusaltus.com. Tai ten drąsiai gali naršyti ir tenais aš išpakuoju labai daug įdomių jungčių tarp žandikaulio ir eisenos, ir dubens, ir galvos, ir smegenų visos sistemos. Tikrai labai labai įdomu. Tai vėlgi grįžtam prie to, kaip tu tai gali taikyti, tai kuo geriau įsiklausyti kūno siunčiamus signalus. Ir į tokius pačius mažiausius ir subtiliausius. Kuo tu menkesnius tos momentus pastebėsi, tuo tu geresnį ryšį su savo kūnu turėsi, tuo tau bus lengviau atpažinti, kągi tavo tas vidus bando tau pasakyti per kūną, tuo tu natūraliau pasirinksi savo atsaką į aplinką, į santykius, į kažkokias stresinės, o gal ir malonės situacijas. Tai yra viena iš tokių vertingesnių pamokų, ką gali išsinešti iš šito mūsų pokalbio. Ir tai tau padės užsiimti prevenciją, o jeigu ne, tai galbūt jau dabar turi kažkokių tai simptomų, tai tikrai gali būti ryšyje arba vėlgi gali eiti į tą patį concordusaltus.com ir ten rasti simptomų pažinimo praktiką, kur aš tave grinai pravedu per visą procesą, kaip susipažinti su simptomu, o iš tiesų kaip susipažinti per simptomą su savimi, su tuo, kokią žinią tas simptomas ar kūno pojūtis tau neša. Taigi, nuo fizinio lygmens keliaujam prie sekančiojo ir galbūt atsimeni, bet antrasis lygmuo yra emocinis.
Tai kągi reiškia sąmoningai veikti emociškai. Ir čia gal nuvilsiu ir šiek tiek sulaužysiu kelis įsitikinimus apie įprastą, bet tikrai labai paplitusį ir labai ribotą mąstymą, jog yra toks dalykas kaip emociniai blokai ar emocijų paleidimas. Tai vien tas išsireiškimas emociniai blokai jau mus pasąmoningai tarsi programuoja, kad emocijos yra kažkas, kas mums trukdo, kas mums užkerta dalykus, kas mus stabdo lygtais, blokuoja nuo kažkokių tais dalykų. Ir tai yra labai toli nuo tiesos, nes emocijos kaip tik dažnai yra ta kelrodė žvaigždė būtent tam momentiniam patyrime. Kitas niuansas - emociniai paleidimai. Tai nėra tokio dalyko, kad galiu paleisti pyktį vieną kartą ir visiems laikam. Nu, ne, sorry, bet tai tikrai nėra. Pyktį kaip emocija ir bet kurią kitą emociją mes juk jaučiam daug ir mes jas jaučiam nuolat, jos kintančios ir mes jas jausiam iki pat gyvenimo pabaigos. Ir ačiū Dievui, nes emocija, emotion yra energy in motion. Tai yra energinis krūvis judėjime. Tai yra ta energija, kuri mus aktyvuoja kažkokiam tais veiksmui. Būtent dėl to tai yra įtraukta į sveik sistemą, nes tai apie veiksmą, kuris tai natūraliai kyla iš mūsų, iš kūno, iš to derinio tarp fizinio ir energetinių lygmenų. Tai čia labai svarbu plėsti savo emocinį sąmoningumą, gebėti atpažinti ne tik tai, ką jaučiu, bet kur tai vyksta mano kūne, ką tai daro mano kūnui ir kokiam veiksmui judesiui ta energija mane aktyvuoja. Tai čia esminis dalykas, vos nepratimas, užduotis, ką tu gali išsinešti, kad ir dabar taikyti vien klausant šitą video ir stebėti, kokios emocijos kyla, kaip tas kūnas reaguoja ir ką norisi daryti. Ir tik jau tada, kai tikrai išbūni, išjauti tai, kas vyksta emociškai, tada jau automatiškai atsiveria sekantis lygmuo, trečiasis mentalinis, kur mums pradeda kilti klausimai. O tai kodėl taip, o ne kitaip? Ką tai reiškia, iš kur tai ateina, kaip aš tai galiu panaudoti, kad man tai tarnautų, neįtų prieš mane, kad tie blokai nesusikurtų ar kažkokios nuostatos. Tai čia judam į trečiąjį lygmenį. Mes turim polinkį išeiti daug kraštutinumus, ypatingai mentaliniam lygmenį. Vieni žmonės nueina į super tokį tapatinimąsi su protu, su racionalumu, su analize, su intelektualizavimu, su racionalizavimu, netgi tų pačių emocijų ir jausmų, tarsi underfeeling, mažiau išjautimų, dėl to išeinama į overthinking, į permastymą, pergalvojimą, dėl ko po to kyla visoks tas labiau mentalinis nerimas, užsisukama savo protę, perfekcionizme, atidėliojime ir panašiai. Labai bandoma viską suvokti, sudėti į kažkokius žodžius, į kažkokias struktūras, mentalinės formas. Ir taip mes kaip tik tolstam nuo savo kūno. O kiti išeina į kitą kraštą ir jie labiau neigia protą, labiau neigia mūsų šitą nuostabų kūrinį. Ir jie tada labiau patenka į tokią flow būseną, kuri iš tiesų nesuteikia nei emocinio, nei mentalinio stabilumo, nes tokie žmonės labiau linkę neigti protą, sakyti, kad jo nereikia, aš noriu jūs išjungti, aš noriu, kad čia nebūtų minčių, aš noriu nieko negalvoti, noriu tik ten veikti iš širdies, tik iš jausmo. Bet dėja, jeigu einam tik per širdį, ne per širdies proto darną, ne per širdies darną, bet tik per širdį vadovaujamės tik jausmais, tai dėja, bet feelings are not facts. Emocijos jausmai nėra faktai, kad ir kaip tai mums padeda tam momente situacijai, sukelia per emociją tą energiją veikti, tačiau tai nėra totalus faktas. Tai yra mano asmeninės, individualios, labai subjektyvios patirties faktas. Taip, bet tai nėra tokia kaip visuminė tiesa, dėl to vien tik už to kabintis yra tiesiog neprotinga. Tai ko mes iš tiesų siekiame, tai būtent darnos tos sinchroniškumo, suderėjimo, sąskambio tarp širdies ir proto. Ir kaip to galima pasiekti? Iš dalies paprastai, iš kitos pusės tai tikrai reikalauja labai daug tokio sąmoningumo, susikaupimo ir gebėjimo įsisąmonint bei pastebėti, pirmiausia, kokiom nuostatom aš vadovaujuosi. Ir tai gali būti tiek man tarnaujančios nuostatos, tiek mane labiau ribojančios, kažkaip stabdančios ar kitaip nemaloniai veikiančios nuostatos. Antras dalykas, ką siūlyčiau, kad sveiktum būtent per mentalinį lygmenį, tai abejoti abejonėmis. Jo, suvokti, kad tai protas yra nuostabus, bet palaikyti truputėlį atstumų su juo ir labiau ugdyti tą vidinį liudytoją, kuris stebi tas praplaukiančias mintis ir kuris geba nesitapatinti su tomis mintimis. Ok, aš esu mintis, aš esu ir mintis, ir protas, bet aš to pačiu esu daugiau negu galvoju apie save.
Tai stebėti tą įprotį, ką aš esu įpratusi galvoti apie save, kokias aš istorijas apie save esu įpratusi sukti. Ir pabandyti trupučiuką retkarčiais nuo to atsiriboti ir pažiūrėti, kokia tada kitokia, nauja, pilnesnė, platesnė istorija apie mane gali atsiverti. Ir faktas, neišeiti tą kraštutinumą, tai negarbinti proto ir tuo pačiu nebandyti jį nuneigti kažkaip, nuo to bėgti, slėptis, bet kurti ryšį su savo smegenim, su nervų sistemu, su galvos sritim, su pačiu protu, su mąstymu, su intelektu. Ir per tą kūriamą ryšį protas tada nebetampa kažkokiu ten nevaldomu dalyku ir netampa kompiuteriu, bet tai tampa labiau kaip tarnas, kaip įrankis, kuomet tarsi širdis užsinori, siela užsinori ir jau protas gali pasitarnauti, kad dėliotų planą tiem sąmoningiem veiksmam. Ir kai turim tą vat ryšį tarp kūno, širdies, proto, prasideda realus sąmoningas veikimas, gali plėstis sąmonė ir galime vis labiau sveikti, grįžti į sveikatą. Paskutinis dalykas iš psichosomatikos srities, tai galva, visa galvos sritis yra asocijuojama su aukštesniais lygmenim. Ką tai reiškia? Siela, dvasia, šventoji dvasia, Dievas, aukštesnysis aš, kolektyvinė sąmonė, kolektyvinė pasąmonė, žodžiu, vadink kaip nori. Tai būtent mūsų galvos sritis atstovauja tą visą neapčiuopiamą, didžiulį, begalinį tokios kaip dvasinės informacijos lauką. Ir iš čia mes perinam į 4. sveik sistemos lygį. Tad vėlgi kvėpuojam iš kūno, iš emocijų, iš proto kvėpuojam ir judam toliau į dvasinį sluoksnį. Šio sluoksnio man labiausiai gaila, nes tikrai daug kas šneka apie fizinį kūną, apie emocijas, apie mūsų protą, bet apie tą dvasinį aspektą, kai kurie tai šneka labiau taip lyg magiškai, ezoteriškai, labai abstrakčiai, kiti tai palieka kaip kunigų reikalui, religijai, dar kažkam, kai kurie tai įsivaizduoja kaip su kažkokiais ten nušvitusiais, medituojančiais vienuolynuose ar kalnuose žmonėmis. Tai vėlgi, yra proto kūriamos iliuzijos, proto kūriamos nuostatos, tai grįžkite į mentalinį lygmenį, pasižiūrėkit, ką jūs ten esat prisigalvoję apie dvasinį sluoksnį ir tada jau toliau tęskite žiūrėti būtent apie sąmoningą veikimą dvasiškai. Tai kaipgi galima sąmoningai veikti ir todėl sveikti per dvasinį lygį? Tai pirmiausia, turint ryšį su siela. Per tą ryšį su siela mes pažindinamės su savo dvasiniu aspektu. Tai yra labai asmeniška, labai individualu, nes per tą dvasinio ir sielos pažinimo aspektą mes artėjame prie Dievo. Ką mums tai duoda? Mes per ryšį su Dievu tampame ne tik sąmoningesni, bet tuo pačiu mes tampame viso šito pasaulio, viso šitos realybės bendra kūrėjais. Kaip? Nes kai suartėjam su siela, per sielą su Dievu, mes pradedam žymiai kitaip geriau jausti savo misiją, savo paskirtį šitoj žemėj, gebam gauti tuos tokius tarsi atsakymus, tą informaciją iš aukščiau ir tikrai čia nekalbu apie channelingą ar kažkaip kitų ten energetinį valymą ar matymą, ne visai, tai grinai tas sielos ilgesys, turėti ryšį su kažkuo, kas yra aukščiau už mane, su kūrėju, su Dievu, visata, vadink kaip nori. Būtent tai mes darom pažindami savo misiją, savo paskirtį, išmanydami Dievo įsakymus, išmanydami dėsnius, į kuriuos atsiremia viso šito pasaulio veikimas. Ir taip pat mes pradedam suvokti savo tapatybę irgi visapusiškai. Suvokiam tapatybės kintamumą, kad tai, ko aš tam buvau kūdikystėje, vaikystėje, paauglystėje, dabar, tikrai esu kitoks žmogus negu tada, bet tuo pačiu yra kažkokia esminė tarsi širdis, kokybė, kuri lieka manį ir aplink kurią viskas vyksta, tas esminis pokytis. Tai šitą temą aš esu išnagrinėjus dar giliau ir plačiau tapatybės kurse, vadinasi Aš daugiau nei liga, tai taip pat gali rasti concordus.com tinklapyje. Tai kai mes tikrai atsiremiam į tą dvasinį lygmenį ir pradedam eiti į tą iš smalsumo, iš tokio sielos, to ilgesio, sielos alkio, iš to noro pažinti, pajausti, tai kas aš esu, jeigu aš daugiau negu kūnas, daugiau negu emocijos, daugiau negu protas, tai kas ta siela, kas ta dvasia. Ir čia tikrai tai yra tie klausimai, kuriuos tu tyrinėjai ir aš tyrinėjau, mes visi tyrinėjame asmeniškai, o gal ir iki šiol netyrinėjai ir tai bus puikia ta tokia paskata pradėti kelti šitus klausimus. Ir būtent iš šio lygmens atsiveria dar kitoks ir labai toks
šventas, gydantis, mylintis požiūris į savo kūną, nes pradedam matyti savo kūną ne kaip šiaip kažkokį ten skafandrą, įrankį ar dar kažką, tai vos ne šventikla mūsų sielai, tai yra namai, namai, kuriuos mus Dievas per kūną, per simptomus kviečia grįžti į save. Ir kai esam tame dvasinėme ryšyje su savo kūnu, per kūną su savim, mes tada dar lengviau gebam pažinti, tai kokią gi tą tiesą Dievas per mano kūno fizinius signalus siunčia man, kokias žinutes, tiek per fizinius pojūčius, tiek jeigu mums jau nedaeina per simptomus, ligas. Nemažai tos informacijos, kurią gaunam per kūną iš dvasinio lygmens, yra pakankamai nepatogi ir apskritai dažnai apie tai šnekėti yra kažkaip nejauku, keista, nes tai taip abstraktu, tai taip sunkiai protu suvokiama, tai labiau gal net jaučiama ir patiriama. Tai tikrai kartais net tiek nejauku, kad erzina, nes iš tiesų čia labai daug yra tos dieviškos meilės, kuri nėra hipertolerantiška, nors jinai ir besąlyginė, bet tuo pačiu jinai yra labai labai teisinga. Nes jinai kviečia tam totaliam sąžiningumui, visiškam nuogumui prieš save patį, sąžiningumui su savim, akistatai su vidinė tiesa, su tuo, ko norisi bėgti, ką norisi nuslėpti, ko norisi išvengti, ką norisi atidėlioti, ką baisu pripažinti ir panašiai. Tai čia aš kartais atnešu šitą mintį savo klientam ir sakau, ar jūs suprantat, kad kūnas visada serga už tiesą, nes Dievas per mūsų kūną, jis serga už mūsų vidinę tiesą. Kad tarsi per tą ryšį su kūnu, per ryšį su savim mes grįžtume pas jį, grįžtume į tą visą pusę ryšį apsijungimą, kad nebūtume vien tik apie kūną, nebūtume vien tik apie emocijas, vien tik apie dvasią ar protą, bet kad būtume visuma totali tokia graži jungtis ir iš šito eitume į pasitarnavimą pasauliui, žmonijai. Ir kai turim tuos tikslus didesnius už save, tada sveikata kaip rezultatas. Nes nesveikas, sergantis žmogus, jis labai menkai ribotai pasitarnauja pasauliu, jis dažnai labai yra susireikšminęs, susitelkęs į save, ten labai mažai to sąmoningumo ir dar mažiau veiksmingumo, tai yra labai daug nesaugumo, daug išlikimo, daug įtampos, daug streso, daug tokio užsidarimo, izoliacijos, nes neišeinama į tą apsijungimą, neišeinama į tą dvasiškumą, neišeinama į tą atsiverimą, atsiskleidimą tiesai. Labai tada užsisukama proto žaidimuose, visokiose iliuzijose, spėjimuose, baimėse ir panašiai. Kai atpažįstam, už kokią tą tiesą kūnas serga, kai pagaliau pradedam atsiremti į tą vidinę tiesą, išeinam į akistatą su savim, esam tikrai pilnai sąžiningi, atviri patys su savimi. Tai koks tas rezultatas, kai tikrai sąmoningai veikiame dvasiniam lygmenį? Tai pirmiausia, ko labai daug žmonių nori, tiesiog natūralus rezultatas gaunasi kontrolės paleidimas. Kodėl? Nes atsiranda prigimtinis vertumas. Aš suvokiu, kad jeigu aš jau gimiau, aš jau iš esmės verta. Atsiranda giluminis pasitikėjimas, nes aš suvokiu, kad manimi jau pasirūpinta. Kad Dievas ir mane saugo, aš jam rūpiu, visata mane globoja, kūrėjas, jisai mane tarsi numezgė gimdoj, kaip Biblijoje sakoma, jisai jau tada mane pažinojo prieš vos ne man pačiai pažįstant save. Tai yra tikrai, sakau, labai labai subtili tema, bet aš drįstu ją išnešti ir drįstu ją įtraukti į visą sveik sistemą. Nes manau, kad be šito sudėtinga kalbėti apie žmogų kaip apie tokią kompleksinę, jungčių pilną būtybę. Tai kai suvokiu, kad tikrai manim pasirūpinta, man nebereikia nieko kontroliuoti, aš tiesiog verta, nes esu ir aš pasitikiu savim, pasauliu, Dievu, visu tuo, už viso šito slypi ir visą tai apgaubia tas egzistencinis saugumas. Apie šitą ir dar kitas 3 saugumo rūšis aš esu kalbėjusi teorinėje saugumo paskaitoje, o praktiškai dalyvius vedžiau per saugumo įkūnijimą. Labai faina universali praktika ir tiek teorija, tiek praktika saugume rasi Concordus Altus tinklalapyje. Sveik! Sistema orientuota į sąmoningą veiksmą, nes kūnas serga už tiesą. Nes kai aš esu sąmoninga tame, ką darau, tada aš galiu dar tokius tikslingesnius ir su vidinė tiesa, su Dievu sulygiuotus veiksmus daryti. Mano sąmonė plečiasi, mes apskritai kaip visuomenė augam ir visas tas ryšys tiek su savim, tiek su aplinka, jisai darosi dar stipresnis, sveikesnis ir saugesnis.
Ir tai tiesiog evoliucija, kintamumas, nu tai yra taip gyva ir gražu ir tai iš esmės gydo. Tai viskas būtų labai labai paprasta, jeigu ta sveika sistema apsiribotų, vat, tik asmeniškai manim, tik mano sąmonė, tik mano veiksmai, tik mano ten kūnas, emocijos, protas ir dvasia. Bet čia tiek iš tos sveik sistemos, tiek iš psichosomatikos perspektyvos aš sakau, kad neapsiribokime savim, neužsidarykime į tą individualizmą, bet pažiūrėkime plačiau, pažiūrėkime tai, kas vyko iki manęs, ką išgyveno tėvai, seneliai, proseniai, protėviai, į kokią aš tą giminės sistemą atinu, kokią aš tą lagaminą atsinešu jų patirčių, jų nuostatų, jų kūniškų sudėjimų, patyrimų, jų emocinių, viso to bagažo, jų dvasinio brandumo ir tada į kokį pokytį aš galiu atvesti ne tik save, bet visus tuos, kurie buvo iki manęs ir kurie bus po manęs. Nes vėlgi pasikartosiu, ką labai dažnai sakau tiek savo, tiek klientam primenu, kad tai, ko nekeičiu, tą aš renkuosi. Ir taip, tai kartais būna susijęs su visiškai pozityviais dalykais, kad kažkas yra faino gyvenime ir aš to nekeisdama, nekontroliuodama, neįtakodama, aš tai pasirenku, tai dauginu, tai perduodu kitiem. Bet taip pat, jeigu mes turim tam tikrų apribojimų, kurių mes patys savyje nepripažįstam, nes nesusitinkam su ta tiesa, mes automatiškai tai perdodam toliau. Iš čia atsiranda vaikų ligos. Tai, ko tėvai nepripažįsta savyje asmeniškai, ko nepripažįsta santykė tarpusavį, tai atsispindi vaikuose ir pakankamai greitai ir pakankamai ryškiai. Tai visą šitą temą išpakuoju vaikų lygų psichosomatikos kurse, irgi concordus.com, viską rasi. Yra tokia kaip šaknis, tokia ekstra dalelytė užkoduota šitam pavadinime, tose rodiklytėse. Tai labai labai yra apie ryšį, apie jungtį, apie tokį nuolatinį procesą kintamumo, tobulėjimo, judėjimo, evoliucionavimo, apie tai, kad viskas mumyse siejasi. Nė vienos vietos kūne, emocijose, prote, dvasioje nėra kažkur tai vat atskirai. Taip pat ir aš kaip žmogus esu visiškai susieta su visu pasauliu, su visa žmonija, su visa mūsų kolektyvinė sąmonė. Tai viena iš tokių esminių dalių sveik sistemos, kad einam į ryšį, į jungtį, nes būtent ryšyje įvyksta tas saugumas, įvyksta atsipalaidavimas, įvyksta reguliacija nervų sistemoje, įvyksta labai labai natūralus savaiminis grįžimas į tą laisvumą, lengvumą ir tame galima žymiai taip švelniau, minkščiau kisti. Ir tuo pačiu lengviau stabilizuotis tame pokytyje, o ne iš to, kad ten grindinimo, spaudimo, kažkokios tais prievartos. Ne. Ryšyje visai kitaip tai vyksta. Dėl to, kai kalbam apie labai stiprius pokyčius gyvenime, tam mums reikalingas kitas žmogus, kažkoks ten vedlys, terapeutas, specialistas, ar terapinė grupė, ar terapinė online erdvė, ar kažkokios praktikos, kad tarsi mane kažkas veda, prižiūri ir aš su tuo kuriu ryšį ir per kitą kuriu ryšį su savim, per kito vedimą, ką mes ir darome su klientais individualiose psichosomatikos sesijose. Nes mums liko paskutinis momentas, ką irgi minėjau, tai rodiklytės. Nežinau, ar pastebėjai, bet kai aš rašau sveik sistemos pavadinimą, tai S raidelė, dvikryptė rodiklė, veik. Apie ką ta rodiklė? Tai kai žmogus nori sveikti, bet jis neturi to ryšio, jis neturi tų rodiklyčių, neturi to suvokimo apie jungtis, apie ryšio svarbą, nes iš tiesų jis nežino kaip, niekas nemokino, taip pat ir manęs niekas šito nemokino, štai savo kailiu patyriau mokydamasi tiek iš specialistų, iš kitų mokytojų, tiek iš savo pačios transformacijų. Ir kadangi mūsų niekas nemokino, žmonės, skaitant ir mane, išeinam į du kraštus. Vienas kraštas, ką, manau, dauguma atpažinsit savyje, tai hiperfokusas į kūną. Tada atrodo, kad kiekvienas tas dalykėlis, kiekvienas pojūtis, kiekvienas fizinis patyrimas kūne atrodo labai labai svarbus, labai reikšmingas, viskas gąsdina, viską norisi googlinti, viską norisi išsitirti, suprasti, suvokti, suvaldyti, nuslopinti, kuo greičiau išjungti. Tai tokie žmonės tikrai būna labai budrus savo kūne, jie dėl visko pergyvena, jaudinasi, saugosi, daug to fiziologinio nerimo turi. Ir dažnai iš to tie simptomai dar tokie didesni ryškesni būna. Eina darytis tyrimus ir gydytojai sako, nu, atsiprašau, bet jūs sveikas, jūs sveika, jau nieko nėra, kodėl jūs pergyvenat? O kiti, įskaitant ir mane, aš irgi buvau išėjusi tą priešingą kraštutinumą, į ką įeina ignoravimas kūno. Labiau tokia disociacija, kad skauda, ai, nu tai nieko praeis, čia nekreipsiu dėmesio, kažkaip čia savaime susidėlios viskas. Tai jo, fainai, nes nėra
to tokio fizinio nerimo, bet tuo pačiu yra grėsmė atidėlioti per daug, kada tai jau tampa, tikrai kraštutinis atvejis ir man taip yra buvę, yra tekę ateiti iki operacijų. Ir tos operacijos vis tiek iš esmės nieko nesprendė, nepakeitė, nes iš to užsikūrė kiti simptomai, kurie buvo susiję su esminiam šakniniam dalim, kurias aš ir sprendžiau psichosomatikos ir to giluminio sveik sistemos pažinimo dėka. Tai tiek hiperfokusas į kūną, tiek ignoravimas kūno rodo esmę, atsijungimą nuo kūno išminties, atsijungimą ir neturėjimą ryšio su kūnu. O atsijungti nuo kūno tai reiškia atsijungti nuo savęs, nuo emocijų, nuo kūno išminties, nuo tokio totalaus sąmoningumo, nuo savo dvasinio aspekto, nuo Dievo vedimo, nuo tiesos ir tada arba nueinama į izoliaciją, į vienišumą, arba nueinama į perdėtą rėmimąsi į aplinką, į kitų nuomonės, sunku priimti sprendimus pačiam ir panašiai. Labai daug nueinama į išorę. Nėra to vidinio autoriteto, vidinės atramos, vidinės ašies. Čia dažnai ateina simptomai. Ligos, nemalonūs fiziniai pojūčiai. Bebūtų jos ten savos, bebūtų jos vaikų, genetinės, onkologinės, nesvarbu kokios jos kilmės, bet esmė, kad tie simptomai ir ligos, jie tarnauja kaip būdas grįžti save. Nes aš esu tarsi visur, ten kažkur, bet tik ne čia, ne tik savy, tik netiesoj, tik ne tam sąžiningume su savim, tik neryšyje su kūnu. Nes skauda, nes ten daug visko gyvo užlaikyto, atidėlioto, neišspręsto, nepažinto, baisu į tai iš tiesų. Dėl to mes atsijungiam. Ir tada simptomai yra būtent tie Dievo tarnai per kūną, bandantis mus sugrąžinti tą vidinę tiesą, į vidinį sąžiningumą, nuogumą prieš save pačius. Iš sveik sistemos perspektyvos simptomas, liga, kad ir kokia kilmė, sunkumas to bebūtų, tai yra nauda. Tai yra tai, su kuo reikia pažindintis, tai yra per ką žmogus vėl naujai kuria santykių su savim, su aplinka, pasauliu, su Dievu, per ką naujai eina į ryšį su savimi. Palieku tokią atvirą erdvę, supras, kad tai tu renkiesi iš tiesų. Aš tavęs nepriversiu eiti į sveikimą, nieks tavęs neprivers eiti į sveikimą. Visą šitą informaciją girdint, tu gali daryti su ja, ką nori, tu gali su ja nieko nedaryti, nes čia tu renkiesi. Ar tu būsi toje kančioje, tame, kas tau pažįstama, toje netiesoje, meile su savim, kažkokioje daliniai tiesoj su savim, ar tu vis tik išdrįsi išeiti į tą pokytį, kuris kažkiek jo skausmingas, nepatogus, nefainas, bet jis tave augina. Jis veda į tą sąmoningą veiksmą, per kurį tada galima kisti, augti ir tiesiog sveikata gaunas kaip neišvengiamas rezultatas. Tai pabaigai dar kartą priminsiu, į ką remiasi sveik sistema. S raidelės sąmoningumas, veik, veiksmas, rodiklytės, tai yra jungtis, procesas, evoliucija, ryšys, būtent fiziškai, emociškai, mentaliai, dvasiškai, neatskirai, neskaidant, bet apjungiant ir sąmoningai veikiant jau dabar. Ir tikėtina, kad visą tai išklausius, gal net įsijungs kažkoks pasimetimas, tai o Dieve, kiek čia daug, ką čia daryti, nuo ko čia pradėti, gal netgi per daug. Ir baisu truputėlį, nepatogu ir viskas su to okei, tai vėlgi kvėpuojam, užsimerkiam, kvėpuojam, grįžtam į kūną, nurimstam. Tai tam, kad įnešti to pirminio aiškumo, aš esu sukūrus PDF-us, kuriuos tu irgi gavai, tai vienas yra apie rekomendacijų sąrašą, ten tikrai daug esminės informacijos sudėta šaltinių, į kuriuos tu tikrai drąsiai gali remtis ir turi remtis, jeigu nori realiai įsivažiuoti tą sveikimo kelionę, į tą grįžimą į sveikatą. Ir kitas PDF-as yra apie kūno dalių bei organų ryšį su emocijom. Tai irgi pamatysi, kaip aš atnaujinau tą informaciją, į kokius suvokimus, į kokius tiesas, į kokį savęs įgalinimą veda kūno dalys bei organai. Ir tai yra tiesiog toks kaip pagrindas, kaip bazė, kaip mano ir palikimas, ir pareiškimas Lietuvai, visuomeniai ir šiaip žmonėm, kurie tikrai nori eiti į sveikatą iš esmės, ne paviršių, bet į šaknį, į esmę. Ir jeigu tik to nepakanka ir nori praeiti sveikimo kelionę, sugrįžti į save, į tą prigimtį sveikatos dabar, tai ką tikrai gali padaryti, tai eiti į tinklapį, per kurį greičiausiai ir atradai šitas 3 dovanas, concordusaltus.com. Kai sakau Concordus, tai kalbu su C raidele, ne K, o C. Tai šitas susivedus,
Tenais rasi tikrai begalės praktikų, meditacijų ir panašiai, bet aš esu sudėjusi tokią kaip universalią seką, kurią reikėtų kiekvienam vadovautis. Tai iš vienos pusės tu tikrai man gali rašyti asmeniškai, pateikti savo situaciją ir tiesiog pasiklausinėti, nuo ko tu pradėti, aš visiškai su mielu noru patarsiu. Arba jeigu kažkodėl dar nedrąsu asmeniškai rašyti, tai tiesiog gali pasiimti kažkur telefone ar ant lapuko ar dar kur nors pasižymėti mano rekomenduojamą universalią seką sveikatai. Pradedam nuo energijos atkūrimo meditacijos. Visiškai nemokama tam, kad užkurtume tą energetinį resursą. Tada einam į antrą meditaciją, tai somatinė meditacija, bambos spinduliavimas. Jis padės dėti tos pirmuosius žingsnius, atkuriant ryšį su savo kūnu. Trečias dalykas tai saugumo praktikumas. Į tą eina saugumo teorija ir saugumo praktika, ką aš jau minėjau šitame vaizdo įraše. Toliau ketvirtas, tai vaikų ligų psichosomatika. Irgi buvo minėta, nesvarbu, kad neturi vaikų, bet tu pats kažkada tikrai buvai vaiku, tai vadinasi, ta visa informacija tau bus vertinga, plus to seminaro gale yra superinė praktika. Toliau einam į tapatybės kursą, identitetas, aš daugiau nei liga. Tai irgi pasirink ar tik praktiką, aišku, rekomenduoju ir teoriją, ir praktiką, tai bus žymiai vertingiau, pradėsi dar daugiau tų taškelių savo gyvenime susijungti, kas, kaip, prie ko, kodėl ir kaip iš viso to išeiti, kaip grįžti į savo tą tikrumą, autentiškumą. Jeigu jausi, kad šito nepakanka, tai tikrai rasi visokiausių papildomų, ten, pavyzdžiui, terapinio rašymo mokymų, rasi širdies darnos praktikas, apie tą patį žandikaulį ir įdomesnės jungtis tiek fizinės, tiek energetinės ir psichosomatinės. Tai jeigu šito neužteks, tada jau gali galvoti apie individualų darbą su manimi, tai registruotis pažintiniai konsultacijai, visiškai nemokama kol kas, 20 minučių ir mes tiesiog pasimatuojam, kaip čia mums pakeliui ar nepakeliui. Tada einam į vadinę sesiją ir jeigu mums tikrai jau labai faina kartu dirbti ir aš matau, kad iš esmės tau galiu padėti ir tu pasiryžti tam įsipareigot, mes keliaujam į sesijų ciklą. Visiškai apie tave, dėl tavęs, apie tavo individualią situaciją. Tai labai labai ačiū, kad skyri visą savo dėmesį šito video išklausimui. Tai man yra begalinai vertinga ir buvo vertinga kurti ir tuo labiau vertinga tai suteikti kaip palikimą tau ir tau brangiems žmonėms. Dėl pabaigai labai labai noriu palinkėti suvokti, kad ko nekeičiu, tą renkuosi, kad kūnas visada serga užties ir kad tu visą laiką turi galimybę sąmoningai veikti, rinktis tai, ką tu keisi, ką paliksi ir dėl to tai perduosi sekančiom kartom. Ir labai labai linkiu perduoti sveikatą, perduoti fizinę sveikatą, emocinę sveikatą, mentalinę bei dvasinę sveikatą, perduoti ryšius su savim, su kūnu, su siela, su Dievu, su savo misija ir paskirtim šitoj žemėj, kad turėtum tikslus didesnius už save ir sveikata būtų va ta prigimtis, kurioje tu išlieki visapusiškoj sveikatoj. Ir kad tai daugintum. Per sveikatą daugintum meilę, šviesą, tiesą tiek savyje, tiek aplink save. Būtent tam ir yra skirta sveik sistema sąmoningo veikimo per 4 lygmenis, išlaikant ryšį, jungti ir tą nuolatinį kitimą, tą procesą savipažinimo bei augimo ryšyje su savim ir su kitais. Tai dar kartelį ačiū ir iki sekančių susitikimų.